Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. 12 vakar išrinktų į Europos parlamentą Lietuvos atstovų amžiaus vidurkis 53 metai. Jei ne jauniausia Lietuvos atstovė 25, Radvilė Morkūnaitė, šis skaičius būtų gerokai didesnis. Morkūnaitė bus viena jauniausių Europos parlamente ir žinoma viena jauniausių tarp išrinktų politikų Lietuvos istorijoje. Išrinktoji Europos parlamento narė Radvilė Morkūnaitė šį vakar mūsų studijoje. Labą vakarą. Labas vakaras. Radvilė, pokalbį su jumis siūlau pradėti po mūsų žurnalistų parengto reportažo. Prašau. Radvilė Morkūnaitė bus jauniausia tarp Lietuvos atstovų Europos parlamente. Politinę karjerą pradėjo jaunųjų konservatorių lygoje. Pakilo iki Tėvynės sąjungos vadovybės, išrinkta iš šios partijos tarybą ir prezidiumą. Jaunoji konservatorė dirbo 3 Seimo narių – Audroniaus Ažubalio, Edmundo Pupinio ir Vilijos Aleknaitės Abramikienės padėjėja. Dabar patarinėja konservatorių deleguotam užsienio reikalų ministrui. Karjerai pasitarnavo ir jos koordinuojamas tarptautinis projektas Apgink Baltijos jūrą, kol nevėlu. Inicijuota peticija Europos parlamentui dėl Šiaurės Europos dujotiekio poveikio Baltijos jūrai pasirašė 30 000 Europos šalių piliečių, 18 nevyriausybinių organizacijų. Po peticijos 2008 Liepą Europos parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Nord Stream projekto. Norėčiau išgirsti atsakymą iš jūsų, gerbiami ponai, iš Nord Streamo atstovų, iš projekto įgyvendintojų, iš tų žmonių, kurie galbūt patys gyvena aplink Baltijos jūrą arba jūsų vaikai gyvena aplink Baltijos jūrą. Negi jūs tikrai galite sąžiningai ir ranką prie širdies pridėję pasakyti, kad šitas projektas neturės neigiamo poveikio Baltijos jūrai ir mūsų gyvenimui. Tai leisim atsakyti. Šuolį konservatorių rinkimų sąrašo viršų lėmė ir Vytauto Landsbergio vadovaujamo partijos politikos komiteto rekomendacijos. Taigi, toks reportažas. Radvilė, jūs muzikos ir teatro akademijos absolventė. Nuo muzikos iki politikos regis netaip arti. Na, žinoma, jei pamirštumėm Vytauto Landsbergio biografiją. Na, nemanau, kad kelias tolimas tiek vienam, tiek kitam, tiek turiu minti muzikai, tiek politikai reikia kūrybiškumo. Tai manau, kad vienas kitam tikrai netrukdo, atsižvelgiant į tai, kad mūsų partijoje ir apskritai politikoje yra nemažai žmonių susijusių ir su muzika, ir su menu, tai manau, kad nieko nuostabus neturėtų būti. Jūs skambinate fortepijonu, kaip ir jūsų sąrašo lyderis, ar ne? Tenka kartais, jau dabar rečiau. Kaip suprantu, Vytautas Landsbergis apskritai yra jūsų labiausiai gerbiamas politinis veikėjas, ar ne? Aš galėčiau taip sakyti. Iš dalies taip, tai vien dėl to, kad esu Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionėse demokratuose, aš manau, kad šitie žmonės šitoje partijoje esantis yra man visi autoritetai daugiau mažiau, tai pradedant ir partijos pirmininkų, ir kitais veikiais, žmonėmis, su kuriais aš dirbau ir tebedirbu. Bet profesorius Vytauto Landsbergio turbūt, čia niekas negalėtų ginčytis jo autoriteto svorio, jo sugebėjimu sakyti tai, ką jisai galvoja, nebijojimu to sakyti, ką jisai galvoja ir turėjimo labai tvirtą vertybinį stuburą. Kas yra jūsų šeima? Žinau, kad jūsų tėvai yra Tėvynės sąjungos nariai nuo pat jos įkūrimo. Kuo jie užsiema? Jie abudu dirba Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse. Tėtis yra direktoriaus pavaduotojas, mama viešųjų ryšių skyriui dirba. Ten dirba jau nuo pat muziejaus įkūrimo. Galėčiau sakyti, tėtis vienas iš kūrėjų. Tai tokie mano tėvai. Turite brolių, seserų? Taip, turiu 2 seseris. Jau vyresnės už mane, 10 ir 11 metų, turi savo šeimas, gyvena čia Lietuvoje. Ir kuo užsiema? Viena vyresnioji, tai Aistė Lazauskienė, jinai yra istorikė, yra viešojo administravimo docentė Šiaulių universitete. Kita sesuo Šarūnė Morkūnaitė, Haimi, ištekėjusi už Suomę, bet po 10 metų praleistų Suomijoje grįžo čia į Lietuvą, gyvena Kėdainiuose ir dirba Baptose augalininkystės ir sodininkystės institute mokslinį darbą.
Kai jūs įstojote į Tėvynės sąjungą, jums buvo 17 berods metų, ar ne? Jau susiklostė, kad taip. Ne per anksti politinė veikla? Aš iš karto kažkaip persirientavau į jaunimo, prisijungiau prie jaunųjų konservatorių lygos ir ten radau tuos bendraminčius, su kuriais judėjau į priekį, bet nemanau, kad amžius yra ankstyvas, kadangi, kaip jau ir jūs pats sakėt, ir taip ir yra mano tėvai nuo 93 metų partijos nariai ir mačiau tą kaip natūralų dalyką, ne kaip kažką, kas turėtų atbaidyti. Ir kuomet dažnai žmonės sako, kad štai politika čia nešvaru, negražu, aš kažkaip visą laiką tikėjau ir tebetikiu, kad gali būti kitaip. Šiuo metu jūs esate užsienio reikalų ministro Vygaudo Ušacko patarėja. Gal jūs galite man paaiškinti, ką jūs patarėte vienam labiausiai patyrusių Lietuvos diplomatų? Na, mano pareigos susijusios konkrečiai darbui su Seimu ir tokiam ryšiui su Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionim demokratais. Turiu ten papildomų užduočių kaip užsienio lietuvių reikalų kuravimas, kiti klausimai, tai priklauso nuo aplinkybių, bet iš principo tai yra tiesiog darbas su Seimu, komitetais ir pačia partija. Kaip nutiko, kad jūs dirbate pas Vygaudą Ušacką kabinete? Turbūt reiktų klausti jo paties. Mūsų pažintis prasidėjo dar jam būnant ambasadorium Jungtiniai Karalystiai. Ten buvo keletas renginių ir po to, kuomet čia taip susiklostė, kad buvo patvirtintas užsienio reikalų ministru, kažkaip taip tiesiog, nežinau, paprastoju būdu. Viskas pokalbiai ir susitikimas ir taip susiklostė. Čia trumpam stabtelkim ir mūsų pokalbį pratęsime po trumpos reklamos. Likite su Lietuvos ryto televizija.